Buvo iškeltas klausimas, kaip padaryti surinkamus dalykus, tai mes turėjom tos deimantėlius, bet mes norėtume, kad rašytų, kiek surinkom tų deimantėlių ir galbūt juos pakeis kažkokiais kitais paveiksliukais. Tai čia šiuo atveju aš turiu pasidaręs obuolių kriaušę, kad į žvaigždutę, pabandysim tuos deimantėlius padaryti visiškai nuo nulio, visiškai savo, nenaudodami nieko, kas ten yra tam šablone. Ir padarysim, kad skaičiuotų, ekrane rodytų, kiek obuolių surinkai, kiek kriaušių, kiek žvaigždžių. Tai aišku, pirmas daiktas pasiruošiam, kad tai būtų animuotas daiktas, tai vietoj single pasidarau multiple edit sprite, sprite editor. Ir, kokie dideli. Žodžiu, čia mes turim 4 stulpelius ir 3 eilutes, slice ir apply. Dabar įmetu trumpam čia, tik tai, kad paprašytų išsaugoti animaciją, tada ištrinsim iš scenos. Tai, tarkim, čia bus obuolys. Sekantį padarom su kriauše, vėl vietoj single multiple sprite editor. Ir tas pats tinka, gerai, slice ir paskutinį. Jeigu čia netyčia būtų papildomas kadras, jį galima būtų ištrinti. Pas mane nėra, apply, išjungiu ir kad gražiau būtų įsidedu čia ir išsaugau kriaušę. Ir paskutinis žvaigždutė, multiple. Ir čia bus 2 eilutės ir 4 šitie dalykai, 4 2 eilutės, tas pats žodžiu. Slice, apply ir įdedu tam, kad išsaugot žvaigždutę. Gerai, turiu šitos daiktus. Dabar aš norėsiu pasidaryti skriptą kiekvienam iš jų, kad aš galėčiau skaičiuoti, reiškia, kiek obuolių surinkau ir ko ten surinkau. Tai pirmas daiktas, ko man reikės box colliderio. Box ar kokio kito colliderio. Tai pamiršom, kad 2D žaidimas tai būtinai physics 2D ir, tarkim, box collider 2D. Ar ten sferos collideris, ar kaip jis ten vadintųsi. Turiu colliderį ir padarau jį triggeriu. Ir šitą daikto, jeigu pavyks nukopijuoti, nežinau, copy component, man reikės ir kitiem. Paste, 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 paste. Neleidžia, reiks matyti, iš naujo padaryti. Gerai, dirbam su obuoliu. Tai turiu, reiškiasi, obuolį, turiu box colliderio obuolį ir sekantis dalykas, susikuriu naują visual scripting ir script machine. Padarom naują script machine ir ją užvadinsim, aš gal kažkur čia įsidedu, obuoliai. Gerai, turiu kažką, edit graph ir ką mes čia norėsim padaryti. Ištrinu šituos ir on trigger enter 2D. Reiškiasi įėjus į tą mūsų box colliderį. Kas turi įeit? Compare tag. Object compare tag turi eiti kažkas, kas turi objektas, kuris turi tagą playeris. Tikriausiai tik vienas objektas žaidime turės tokį tagą. Ir ką aš dabar darysiu? Dabar aš norėsiu sukurti kintamąjį. Kintamieji yra kuriami čia. Kur jie yra? Čia, new variable ir čia bus obuoliai. Obuoliai. Pavadinimas kintamojo, sukuriu kintamąjį, tik prieš tai nurodau, kad tai bus scenos kintamasis. Reiškia, jisai bus prieinamas visoje scenoje. Jeigu darytume keletą levelių, keletą skirtingų scenų, tada šitas netiktų, arba reiktų pagalvoti, kaip to scena, reiškia, pabaigus sceną, kaip šitos scenos kintamosius perkelti į kitą sceną, jeigu tai būtų aktualu. Gerai, tai iš naujo pavadinimą. Obuoliai ir sukuriu tokį kintamąjį. Dabar kintamojo tipas bus integer, tai žodžiu, sveikas skaičius, ar ten pasivadintų, žodžiu, kažkoks skaičius. Turiu šitą. Dabar drag and dropinu šitą reikšmę kintamojo, portalį. Ir kai įeina prie šito obuolio mūsų personažas, mes norėsim pridėti prie šito kintamojo vienetą.
Tai add node ir integer, sakym, šitas daiktas yra integer literal, žodžiu, reikšmė, tiesiog skaičius, 1. Dabar mes norim ką padaryti, mes norim pridėti, tai matematika, generic ir add, žodžiu, paprasta matematika, paimam kintamojo reikšmę ir prie tos kintamosios reikšmės pridedam vienetą. Dabar ką aš norėsiu padaryti, aš norėsiu, čia yra reikšmė set tag, atsiprašau, set variable, žodžiu, nurodyti kintamąjį. Set scene variable. Set scene variable. Kokį scenos kintamąjį? Obuoliai. Mes tik tokį turim. Ir kokią reikšmę aš nurodysiu? Šitą mūsų reikšmę, kur bus suskaičiuota praeita reikšmė kintamojo plus 1 ir aš tą daiktą išsaugau. Ir paskutinis daiktas, aš norėsiu paėmus šitą obuolį, jį sunaikinti. Tai objektas, game object ir destroy. Ir matot, jisai nėra pilkas, yra toks rusvas, žodžiu, kažkas negerai šitam daiktui, tai jis klausia, ką tu čia nori sunaikinti. Ir aš turiu sakyti this. Labai keistas daiktas, žodžiu, šitą objektą, ant kurio yra mūsų visas šitas skriptas. Tai dabar mano visas šitas skriptas padarė, kad priejus personažui prie jo, jisai kintamoje reikšmė obuoliai pridėtų vienetą kintamoje reikšmiai ir sunaikintų objektą. Dabar tą patį padarysiu kriaušiai ir žvaigždai, tik tai padarysiu kitą kintamąjį. Ir dabar sekantis žingsnis, norėsiu parodyti, kiek aš šitų obuolių kriaušių ir ko tą surikau. Tai game object, UI ir sukuriam canvas, žodžiu, drobė, canvas, čia užrašysim skaičiuoklį. Žodžiu, tas canvas paprastai yra toksai scenai didžiulis daiktas, labai keista į tokį didelį matyt, ekrano dydis. Ir dabar ką aš darysiu, jį turiu pažymėjęs ir sukursiu naują daiktą, kaip jis vadinsis, UI ir taip, merods šitas text mesh pro. Turim tekstą ir čia parašyta new text. Pažiūrim, kaip atrodo paleidus žaidimą. Turiu tekstą new text. Dabar šitam daiktui sukursim naują skriptą. Add component, visual scripting, script machine ir čia bus naujas, pavadinsim jį nežinau, ekranas. Taip, edit graph. Ir ką mes čia dabar visada ištrindavom ir šitos du ir darydavom on trigger enter ar panašius dalykus. Šiuo atveju ištrinsim tik on start ir turėsim on update. Tai tas update'as yra kiekvienas frame'as renderinant žaidimą. Ir mes kreipsimės į šitą tekstą. Objekte yra tas text ir set text, man atrodo. Set text. Ir ką mes čia norim nurodyti tam tekstui, mes imsim ir susirasim savo kintamuosius scenos kintamieji ir noriu rašyti, tarkim, obuolių reikšmę. Obuolių reikšmę rašysiu, prieš pradant rašyti, pastebim, kad mūsų kintamieji čia yra toks viena spalva, o čia kita spalva. Kas per velnias? Tai žodžiu, mes turim integer, o čia jis nori string. Tai string yra tekstas, o integer yra reikšmė, skaičius. Mes turėsim konvertuoti kintamąjį, žodžiu, skaičiuką, kiek ten tų obuolių yra, į tekstą. Tai žodžiu, nors čia yra, tarkim, vienetas, bet tas vienetas yra skaičius, o čia turim turėti vienetą raides. Tai, kaip jis vadinasi, dabar pamiršau, toString ir mums reikia float,
atrodo, float turėjau, ne float, o integer to string. Integer to string ieškoma. Integer to string. Aha, ne tas. Tiesą sakant, nežinau, šitas, tai pažiūrėsim. Padarau taip ir paleidžiu pasižiūrėti, ar veikia šitas. Rašo 0. Surinkau obuolį, rašo vienetą. Kriaušę, nieks nepasikeičia. Ne, tik vieną obuolį tą turiu scenai. Žodžiu, turiu šitą vienetą. Tai dabar ką aš galėčiau padaryti, aš galėčiau turėti čia daugiau to teksto, daugiau šitų text mesh pro turė. Tai žodžiu, čia aš turiu vietoj tas new text, tai iš tikrųjų yra 0, kol nesurinkom nei vieno obuolio, bet čia yra obuoliai. Norėsiu parašyti, kad čia obuoliai, grįžtu čia, sukuriu naują tekstą. Nežinau, čia geriausias būdas, bet vienas iš būdų. tą tekstą pasidedu čia. Aišku, jums gal skaudės akis čia su mano tokiu lygiavimu profesionaliu, bet tabinėjau. Vietoj tekstą aš rašau obuoliai. Atkreipkite dėmesį, čia yra daugiau dalykų susijusių su formatavimu, šriftais ir panašiai. Taškį pridedam. Galbūt aš išnaudosiu tą patį obuoliai. Nežinau, čia pavyks, parašysim žvaigždės. Ir kas ten dar buvo kriaušės? Ir dabar sukuriu naują tekstą. Kriaušėm rašyti ir obuoliam rašyti. Čia gal reiktų, kad matyčiau, kas čia per objektas. Tai čia bus kriaušės. Nu ir ką, padariau atskirius gabaliukus kiekvienam ir turim, ką mes čia turim, 3 žvaigždės scenoje, vienas obuolys, viena kriaušė. Pažiūrėm, ar viską gerai padariau. Obuolys 1, kriaušės 2, žvaigždės, kažkokią klaidą padariau. Bet, žodžiu, tokiu būdu galiu pasidaryti, reiškiasi, skaičiuoti, tarkim, plastiką renku, šiukšlės renku, organinės šiukšlės ar kažkaip.